Jūs sveikina astrologė Rima. Šiandien jums pristatysiu astrologinę programą Z, nurodysiu, iš kur ją galima atsisiųsti ir padėsiu jums ją konfigūruoti. Taigi jūs čia matote nuorodą, iš kur jūs galite atsisiųsti astroprocesorių Z7. Kaip tik čia yra nurodyta, kad angliška ir rusiška versija. Šito torentuko pagalba, atsisiuntę šitą torentuką, jūs galite atsisiųsti ir pačią programą. Ši programa jau yra pas mane. Pirmiausia, čia aš išjungsiu šitą laikroduką, jis mums čia nereikalingas šiuo metu. Turime šitas ikonėlės, kurias jūs atsisiuntę programą irgi matysit. Atsiskaičiuojame trečią nuo galo ikonėlę, pasispaudžiame ją ir suaktyviname pirmąjį užrašą. Šitoje lentelėje jūs matote 1, 2, 3, 4, 5, 6 lenteles tokias. Susirandame nuo pradžių 4, 1, 2, 3, 4. Čia padedame tašką į vidurinį užrašą ir šitoje vietoje jau matome parašytą English. Šitą English suaktyvinam ir OK. Programa automatiškai pasileidžia iš naujo ir štai turime tokį vaizdą. Pradedam darbą, privedus pelytę prie tos pačios ikonėlės trečios. Dabar jau aiškiai matosi ir angliški užrašai, options. Susirandame chat settings ir pradedam pagrindinį darbą. Aš rekomenduočiau pradėti nuo spalvų. Nusidažom pirmiausiai spalvas, o tada visą kitą. Pirmas langelis baltas turi būti, antras langelis baltas, trečias irgi baltas. Kaip tai padaryti? Pridedam pelytę prie šito langelio, spaudžiame su pagrindiniu mygtuku, kairiu, 2 kartus. Mums reikalingas, kad tas laukas būtų baltas. Va šitą baltą spalvą pasižymime ir OK. Ir štai turime jau nusidažę šitos laukus baltus. Toliau. Ketvirtas langelis turi būti juodas. Išsirenkam juodą. Pasižymime juodai. Penktas langelis raudonas. Ir kai yra Zodiac Fire Sign, čia mes jau pasirenkam švelniai raudoną, va šitą ugnies stichijos zodiako ženklams pažymėti. Nesirenkam labai aštrių, kad paskui aštrios spalvos nedirgintų mūsų akių. Va čia bus ugnies zodiako ženklų spalva. Čia žemės šviesiai žalias. Oro zodiako ženklus pažymėsime šviesiai geltonai. O šitą mėlyną ir paliksim. Vandens stichijai pažymėti. Po šito vandens ženkliukų sekantis langelis turi būti juodas. Surandam juodą, pažymim juodai. Toliau mes dažome va šitas spalvas, keičiame į raudoną. Ascendentas, kur užrašyta pirmas ascendentas. Irgi taip pat suaktyvinam su pagrindiniu mygtuku, spaudžiam, susirandam raudoną. Patvirtinam ir vėl tą patį su kas antrą va šitą spalvą keičiam į raudoną. Po šito raudono praleidus mėlyną čia, šitą mes pažymime juodai. Vat ir viskas su spalvytėm baigta. Tačiau keliaujam prie kitų langelių. Taigi, ascendentas, nuo ascendento pradėsim. Taškelis ties ascendentų. Šitam langelį susirandam 2 nuliukus, grotelės 2 nuliukai. Čia panaikiname, paspaudus pasinaikina šitą varnytę. Čia tos 2 varnytės lieka. Dabar kitoj pusėje.
kur parašyta Colored Planets, išjungiam. Dabar šitą išjungiam, House Numbers, ir įjungiam, kur yra Cuspid Numbers, šitas dvi varneles. Toliau šitoj pusėje nieko, šitame sektoriuje uždedam čia varnytę ir viskas ties tą vietą. Einam į Zodiac, čia nieko nekeičiam. Rulers nieko nekeičiam. Planets. Įjungiam mums reikalingas planetas, išjungiam, kurių nereikia. Mums reikės ir pietinio mazgo. Spustelim su pelyte, su pagrindiniu mygtuku ir iš horizontalių brūkšniukų padarom vertikalius brūkšniukus. Ir taip pat ties Selena, Proserpina. Ir toj pačiu, čia turi būti šitam stulpelėje visi horizontalūs brūkšniukai. Chironas. O šitą parsą mes išjungsim, mums jo nereikia. Jeigu kartais atsisiuntus jūsų programoje nerasite Chirono, Proserpinos ar Selenos ar juodojo mėnulio, tai štai kur reikia jų ieškoti. Einame į Tables, susirandame Catalog F Asteroids, čia susirandame šliaužtelės, nuleidžiame šliaužtelę žemyn, susirandame Chironą, Chironas yra 2060, eilės numeris čia. Ir čia varnelė, va čia paspaudus nusiema, paspaudus užsideda. Va čia ir uždėta yra Chironas. Va šitaip įvedam, automatiškai tada įsiveda ir čia, ir taip pat sudedam, kad būtų vertikalūs tie brūkšniukai. Jeigu mes nerandam Proserpinos ir Selenos, tai va suaktyvinam Virtual Planets and Objects, vėl įėjus į Tables. Ir susirandam Seleną, va parašyta į Proserpiną. Čia irgi taip pat šitoj vietoj užsidedam varneles. Ir automatiškai, aišku, čia jie pasižymi. Ir taip pat padarom vertikalius tuos brūkšniukus. Su planetomis baigiam, dabar su būstais. Mes savo kurse naudosime Placiduso sistemą būstų ir Koho. Tai va, dabar užsidedam Placiduso ir taip tegu lieka. Šitas mygtukas, pažiūrėkit, kas bus paspaudus, dingsta Cuspidos prie ascendento va yra vertikalus, tai taip pat susidedam prie IC, DC ir MC. Su būstais baigiam, dabar su aspektais. Taigi 4 varnytės iš eilės turi būti, kitur niekur nieko, jokių varnų, nei taškelių neturi būti. Čia varnelė yra. Ir šitoj vietoj taškiuką užsidedam prie maksimum. Jeigu kartais jūsų programėlėje atsisiuntus bus kitas aspektų va šitų brūkšniukų spalvos, tada šitoj vietoj spaudžiam šitą mygtuką ir privedus prie tų spalvotų brūkšnelių su pelyte suaktyvinam. Pavyzdžiui, jeigu matysim, kad 60 laipsnių šitas aspektas koks nors juodas, mes jį turim raudonai padaryti, nes harmoningus aspektus mes dažysime raudonai, raudona spalva, o įtampos juoda spalva. Tai va irgi su pagrindiniu mygtuku mes su ta pelyte užinam ant to brūkšniuką, spūstelim irgi paletę ir mes išsirenkam mums reikalingą spalvą. Kadangi čia yra teisingai, tai taip ir paliekam. Style. Uždėkit. O tada šitas Cuspidų linijos jis prasitempia ir tada ryškiau matosi tų būstų teritorijos. Dabar dėl size, kaip galima irgi
padidinti, sumažinti, perkelti į kitą vietą tą brėžinuką. Tai vat, čia vat, tą šliaužtę pakeliam į viršų. Tai pirmoji šliaužtė, jinai galima patraukti truputėlį, kad geriau atrodytų. Šitą šliaužtelį į viršų žemyn. Galite pažaisti tom šliaužtėm, kaip jums geriau. Pavyzdžiui, va čia yra didžiulė sangrūda planetų, kuri pereina iš šito pirmojo lauko jau į kitą lauką. Būtų gerai, kad visos planetos tilptų tame vidinėme lauke. Pabandom inner, vidinius. Va, kur inner, va, tai galima biškį pasididinti šitą lauką, susimažinus aspektų. Va, šitą lauką. Visą dydį pasididinti. General size of chart. Va šitą. Pamatot, kaip galima jį padidinti visą. Tik reikia stebėti, kad šitų būstų numeracija nedingtų. Jau geriau biškį pakilstilti viršų, vertikaliai. Ir pabandyti dar kartą pasididinti. Pažiūrėti, kaip čia mums čia gausis. Čia jau irgi, kad neužeitų ant šitų užrašų. Stumdant tas šliaužteles, gražiai savo susikonfigūruoti šito brėžinuko padėtį. Dabar, kad visas tas darbas nenueitų šuniui ant uodegos, einame į General Configuration. Ir dabar Save. Sekantis žingsnis yra Save. Įsirašyti į atmintį šitą konfiguraciją. Ir štai tą užrašą, kur yra English, mes šitoj vietoj įsirašome savo vardą. Nu, pavyzdžiui, kas čia galėtų būti Ieva. Nu, arba mano. Ir dabar mūsų padarytas darbas išliks kaip konfiguracija. Nu, eina pasižiūrėti, ar yra mūsų. Taip, Ieva yra. Ir dabar, jeigu ką nors mes keistume šitoj konfiguracijai, nu, pavyzdžiui, ką mes čia galėtume keisti. Keiskim, eina vėl čia setting. Nu, sakykime, mums nepatiko tas dydis. Biškiuko general size of chat, jisai biškiuką per didelis, norim pasimažinti. Ir kad taip atidarius programą, tokį dydį rastumėm. Tada ką darom? Ir vėl einam į general. Configuration, save configuration. Žiūrim, va, jau mano arba Ieva, arba jūs su savo vardą įsivedat. Ir save, įsisavinat savo vardu. Ir dabar išjungus programą ir įjungus programą, jūs tą pačią gražų paveiksliuką ir matysit. Jeigu kartais būna taip, kad kažką paspaudėt neteisingai ir visas darbas pranyko, jūs tiesiog einat į General Configuration, paspaudžiat ties Ieva vardu ir vėl jūs matot tą, ką buvot padarius iki šiol. Tai viskas, ką reikia padaryti, norint pradėti dirbti su Zeto astrologinė programa. Sėkmės, iki kito karto.